Girdėjau balsą iš dangaus, kalbėjo tiesą man ir tau, ir valgėme lyg medų mes abuja. Supratome, užteks kentėt, pradėkim džiaugtis ir mylėt, ir sieloje suskambo aleliuja. Aleliuja, 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 aleliuja. Įleiskim šviesą į namus, atleiskim priešams o draugus, pakvieskime lai džiaugiasi kartu jie. Kiekvienas savyje stiprus, kiekvienas stovi už visus, ir žemėj būnant skamba aleliuja. Aleliuja, 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 aleliuja. Įleiskim šviesą į namus, atleiskim priešams o draugus, pakvieskime lai džiaugiasi kartu jie. Dievui Sūnui atpirkėjui iš viso širdies garbė, ir dangaus šviesos nešėjai, dvasiai amžina šlovė. Amen. Maitinimus Dieve dangaus duona, aleliuja. Kuri mus teikia tikrąjį džiaugsmą, aleliuja. Melskimės Dieve švenčiausiame sakramente palievęs mūsų savo valdžios atminimą, išmokyk mus taip garbinti šventąsias tavo kūno ir kraujo paslaptis, tu, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Garbinkime švenčiausiąjį sakramentą. Jėzaus Kristaus, mūsų viešpaties, tikrąjį kūną ir kraują. Garbinkime švenčiausiąjį sakramentą. Jėzaus Kristaus, mūsų viešpaties, tikrąjį kūną ir kraują. Garbinkime švenčiausiąjį sakramentą. Jėzaus Kristaus, mūsų viešpaties, tikrąjį kūną ir kraują. Dabar ir visados ir per amžius. Amen. Ačiū labai mūsų gerbiamam daktarui Jonui Gumbai už šitą nuostabų kūrinį savo senelio gimtinėje. Tikėsimės, kad šitas kūrinys niekada daugiau nebus griaunamas. Ačiū visiems.
Labadiena visiems, kurie atėjo šituo keliu, kurie suteikė palaimą savo ir suteikė garbę veliuonai. Ir šiandieną mes turime dvi gražias progas, tai laikrodžio atkūrimo ir šitos koplyčios pašventinimo šventę, atstatymo šventę. Ir aš turiu didžiulę garbę jūsų visų vardu, visos Jurbarko krašto bendruomenės vardu šiandien įteikti vieną iš garbingiausių apdovanojimų krištolinę leliją. Šita lelija yra skiriama žmonėms, kurie nusipelnė savo kraštui išskirtinai. O šitokia išskirtinė įvykį mes turime šiandieną, kada žmogus, kurio turbūt dvasia, širdis yra Veliuonoje, kurio mama čia stovi šiandieną, daktaras Jonis Gumbis, kurio brolis taip pat yra šiandieną kartu su mumis, padovanojo dovaną, išskirtinę dovaną visiems laikams, nes turbūt mūsų nebebus, o šita koplytėlė tikrai bus ir prisimins visi tą šią dieną, šią istorinę dieną, kaip dieną, kada parodoma, kad galima viskas. Tai reikia norėti, labai mylėti ir viskas yra galima, nes turbūt kurie matė tai, kaip jinai atrodė prieš tai, vargu bau ir kas patikėjo. Tiesą pasakus, ir aš nelabai tikėjau, kad galima ryžtis tokiam dalykui, prikelti iš pelenų, praktiškai sugriuvus dalyką, žinant, kiek tai kainuoja, žinant, kiek reikės laiko, kiek meilės, kiek pastangų, kiek dailininkų, architektų, archeologų, tam, kad autentiškai, kiek galima autentiškiau atkurti kūrinį, koks čia buvo. Todėl dabar aš norėčiau pakviesti gerbiamą Virginiją Gumbinę mamą, nes daktaras Jonis Gumbinė gali šalia manęs atsistoti ir aš noriu dabar paprašyti, kad man atneštų leliją. Lelija yra išgraviruota intencija daktarui Joniui Gumbiui už koplyčios atkūrimą, yra lelijos, krištolinės lelijos. Ir aš manau, kad čia iš tikrųjų tai mama turbūt svarbiausia, nes šiandien švenčiame tėvų dieną, bet jeigu nebūtų mamos, nebūtų ir vaikų, ir turbūt tik tai labai gera ir mylinti savo kraštą mama gali išauginti tokį vaiką. Todėl, gerbiama Virginija, tikrai aš perduodu su didžiausia pagarba jums šitą ženklą ir aš jums labai. Palaimink visą Veliuonos gyvenvietę, visą Jurbarko kraštą, taip pat palaimink visus čia susirinkusius šiandien švęsdami šitas įspūdingas šventes. Taip pat prašome atsiųsti palaiminimo ir atšventinimo dvasią. Šitai palaimink šitą koplyčią, kurią atstatė mūsų geradariai. Palaimink taip pat visus tuos, kurie čia ilsisi šiuose kapinėse, taip pat užtarėme Viešpatie tavo vardu juos amžinybėje, kad jie mus užtartų ir kad jie būtų laimingi per Kristų mūsų Viešpatį.
Taigi, naujai nušvitusi savo renesansą išgyvenanti Veliuonos koplyčia pakilo ir švies mums aukštai, aukštai. Sumas prašalina ir švies